Na, Čarli, ką noriu daryti šiandieną, šitą gražią dieną? Nežinau, o kur tavo telefonas? Jo, jis sugedo. Man atrodo, aš norėjau į kitą vietą pereiti, bet aš jį pamečiau, tai jis sulūžo. Bet jis vis dar čia bus, aš tiesiog įdėjau repair shop, ne shop. O kur telefonus taiso, bet ant senas, nežinau, ar pataisys. Galbūt pataisys. O tai ką noriu daryti? Nežinau. Pažiūrėkim Simpsonus. Inksiu televizorių. Dad, where's the couch? Yeah, and where's mom? Man nepatinka angliškas šou. Gali kažkaip padėti, kad lietuviškai šnekėtų. Jo, tiesiog... Va, lietuviškai šnekės. Никаса, бля, оторгайся. Нет сульдеста, этого не, блядь. Oi, aš netyčia kitą. Gerai, dabar turi būti lietuviškai. Vaikai, aš paėmiau sofą iš namų ir kai nešiau sofą, aš ją pamečiau ir sulaužiau. Tai dabar telefonų parduotuvę išnešiau, kad ją sutaisytų. Nes не фамайдnie. A nie plėstikas jau. Aš ne tą paspaudžiau. Simpsonai kažkodėl gesta. Aš iš tikrųjų čia nėra pakeisti kalbos. Jie tiesiog šneka keistai. Įdomu, kas čia nutiko. Gal televizorius gličino. Pataisysiu televizorių. Pataisyk tą televizorių. Visokias kalbas deda. Jo, ir Bartas Simpsonas šneka kaip reverse. Aš iš tikrųjų nieko nedarau. Aš nežinau, kaip taisyti to. Gal televizorius dabar veiks, pažiūrėkim. Gerai, tėti. Kur dabar sėdėsim? Sėdėsiu ant žemės. Kur mes? Man atrodo, mes iš televizoriaus išėjom. Donuts. Mano televizorius tikrai sugedo, Čarli. Kas jūs? Aš Vilnius, čia Čarlis. Ir jūs turit būti Simpsonai? Jo, čia Bartas, Liza ir aš, Homeris. Tik nėra Megės ir kitas. Jo, žinom, jūs esate iš tikrųjų iš šou atėję. Šou? Mes esam... Taip, jūs esate veikėjai netikram pasaulyje. Čarli, man atrodo, mes haliucinuojame, nes neįmanau, kad čia yra Simpsonai. Mano televizorius nesugedo. Aš grinai jį vakar pataisiau. Jis buvo išjungtas ir gličino keistai. Bet aš pataisiau, man atrodo. Čia neįmanoma, mes haliucinuojame. Ką darom? Lauk, Homerį, paskambinsiu mamai, kad jį mus pasimtų iš čia. Kas čia vyksta? Ką jie daro? Gerai, išeikit iš mano namų, Simpsonai, ką jūs čia darot iš vis? Jūs turėt spurgų gal? Ne. Na gerai, tada einam. Simkim telefoną ir einam, vaikai. Gerai, čia labai keistas pasaulis. Čia buvo labai keista, kol Simpsonai čia buvo. Nežinau, man. Vaikai, atsibuskit. Vaikai! Atsibuskit. Kas nutiko? Daktarė, ką jūs čia darot? Jūsų televizoriaus kažkas nutiko su cables, kažkas, man atrodo, praeitą naktį kažką darė su televizorium ir jo elektros jūs nušokino, tai jūs atsitikot į kaumą. Jau norėjau jūs nuvesti į ligoninę, nes jūs jau buvot kaumą jau, kiek čia buvo, 2 valandas. Jūs miegojot, jūs haliucinacijas turbūt matėt. Na, ne taip būna komai, bet nežinau. O kaip iš mūsų radote? Man atrodo, jūsų draugas, jo vardas Makaronas. Aš einu atgal į ligoninę. Jūs pasveikite. Jums viskas gerai bus. Vilniau, aš tave pažadinau
negalėjau pažadinti sukčialių, nes jis užmigot ant žemės. Tada aš paskambinau gydytojai ir sužinau, kad jūs elektrą gavot šokinti. Makaronai, o mes haliucinavome būdu, kad Simpsonai atėjo pro televizorių. Ai ne, tai buvo tiesa. Simpsonai bandė atgal į televizorių sugrįžti, tai mačiau, kaip jie grinai lindo į televizorių ir sudaužė jūsų televizorių. Atsiprašau. Tie Simpsonai. Atkeršysiu jiems. Bet ar jūs norite pamatyti part 2? Jo, ar jūs norite pažiūrėti, kad Simpsonai sugrįžtų ir mes kerštą padarysim? Jo, ar jūs norite tos videos?